Tai ką, sveiki, mėly draugai, mano vardas Vitalis ir sveiki atvykę į saulėtąją Malagą. Kviečiu visus pasižiūrėti šiandien YouTube seriją pirmos dalies, nežinau kiek dienų, 1-2, iš to, ką mes čia veikiam, kaip atrodo mūsų atostogos ir kaip kiti mus vadina, kad mes darom atostogas po tiek kilometrų, tiek per dieną važiuojam, taip toliau ir panašiai. Taigi kviečiu visus palaikinti ir pasubscribinti mano YouTube kanalą ir pasižiūrėti mūsų nuotykius, kurie prasideda jau dabar, o dabar jūs teleportuojam biškį atgal į Vilnių, parodom, kaip susipakavom dviratį, kaip viską pasiruošėm ir kaip mes čia atsidūrėm, kokį apartamentą pasiėmėm, kiek kainavo lėktuvo bilietai, taip toliau ir panašiai. Taigi likite prisijungę ir važiuojam! Teleportas! Tai ką, draugužiai, liko porą darbų padaryti Vilniuje. Šiandien pas mus atšilimas 2 laipsniai šilumos. Ir mes atvykome į Velonovą su savo dviračiu. To mes jį ten užnešim. Tam, kad jį išardytų, patikrinti, ar viskas gerai. Tikrai reikia keisti grandinę, gal dar kažkas stabdžius pasižiūrės ir taip toliau. Ir supakuos man į lagaminą specialų kelioninį, su kuriuo mes ir keliausim. O, sveikas. Neįmatytas. Ką, Velonova aplankyta, pasiėmiau dar papildomai kepurę. Tas mano biškis susidėvėjo. Rankiukus, kurių Ispanijai mums reikės, kad būtų šilčiau, labai geras dalykas, nes lemenę turiu, kojukus turiu, viską turiu, bet rankiukų dar neturėjau. Ir naują maikutę, kad nebūtų vis laik su ta pačia, tai tiesiog reikia atsinaujinti. O, Ispanija! O, olia, Evaldo! Olia! Olia! Pasiruošęs Evaldinio važiuoti į Ispaniją. Paskutiniai štrichai, uždarom lagaminus. Ir ruošimės, kad saugiai nusivežti transporto priemonės. Viską pasiėmei? Nežinau. Aš irgi nežinau. Tai tokie lagaminai, stumiam į mašiną ir keliaujam į Kauną. Lietuvoje +2 laipsniai, labai šalta. Aš labai tikiuosi, kad Malagoj bus šilčiau. Jo, mes va į Kaunos aeroportą atvarėm ir jūs toj teleportuosim į Malagą, ten kur bus šilta ir gera. Šiandien ten yra apie 20 su kapeikom, rytoj gal ir 200 kokie. Žodžiu, bus gerai. Jau šyla, jau šyla. Jaučiam, kad šilčiau. Taip, paskrolinam, ką čia valgysim. Mes valgysim, pavyzdžiui, barbecue vištienos picą ir gersime... Nealkoholinį? Ką, šitą nenufilmuosim, jūs tik per laukėt, kad nufilmuotume. Čia baltyminis? Aišku, baltyminis. Taip, kadangi Evaldas biškį pagailėjo pinigų, sakė viską išleido dviračiui, tai mes su čimodanais atsipeldėm į eilę, laukiam, nusipirksim bilietą į traukinį ir varysim su traukiniu, kuris, matyt, po žemę važiuoja. Taip, Evaldai? Lagaminai skamba, žmonės žiūri, visas kelias iš tokio plytelio, tai neįmanoma normaliai vestis, dviračio tyliai, viskas girdisi. Turi Evaldas apsiuką tokį modernų, kaip vadinasi Evaldai? City Mapper. City Mapper, o mes per jį važiuojam dabar, per traukinių ir visai. Čia pavažiuosim, čia paeisim, Čia po to paeisim ir būsim atvažiavę. Nieko nesimata. Taip, atėjom namo, uždėjom mikrofoną, dabar turėtume turėti gerą garsą. Taigi čia mūsų namas, kol kas nieks neįleidžia, Evaldas nežino, kur čia kreiptis ir ką čia daryti. Bet mes kažką sugalvosime. Tai va, atėjo čiuvakas, iškart pasakė, kad no English. Žiūrėt. Oh, okay. It's for me. Very good. Very nice. Čia galim iškart pasidėti. Man čia patiks. Copas. Okay.
aire, Ok. más o Ok. menos. ¿Listo? Nice. Cafetera, el bidón, los colores. Ok. Skalbimo mašina svarbiausia yra. ¿Sí? Jo. Ok. Funcionamiento. Čia, kaip suprantu, geriausias bus terasas. O view. Dieve. ¿Ok? Kurioje tu lovai mėgosi? Čia geriausias dalykas. Para ir al paseo marítimo. Geriausias dalykas tai yra terasa, kurią čia turime. Tu tiesiog eik palei garsą. Einu palei garsą. Tu gali nešaukti, nes labai gerai girdisi. Aha, čia mūsų šorkutas link jūros. Bet įsivaizduokit, kaip gražu, mes toj prie jūros būsim. Būsim. Bet čia net su dviračiu pratilptum. Ir kągi. Kągi mes čia turime? Va. Ogi promenada. Štai, prašom, pirma diena. Einam ant promenados. Nu ką, pirmas įspūdis, tai tas fainiausia, kad pilna palmių visokiausių. Va, palmytės. Ir vis dar Aišku, šilta. čia ne palmės biškėtų, suklydau, Nors ir tamsu, bet šilta. bet va kažkur ten palmės. Šilta, gera, o ten jūra. Ledas. Nice. Taigi pirmų taikymų šovėm į supermarketą ir čia mes susipirkom truputėlį mūsų krepšelis, tai vanduo, bananai, košė, kava, skalbimo milteliai, būtinai datulės turi būti va. Ir tai čia dar, visokių hamonų, bla bla bla, porą butelių vyno. Vyno kainos pas mus yra labai nedidelės, einam parodysim. Vynukas 3, aišku, čia toks neypatingai geras, 5, 4, 6, 2, 9, čia 10 jau labai brangus. Taip, tai draugužiai, kol Evaldas miega, parodysiu, kaip atrodo dviračiai. Tai čia Evaldo tašė, tai ten nelysim. Čia mano tašytę jau drabužius išsiėmiau. Tai pasiėmėm tašę, galvom, kad galbūt važiuosim iki Gibraltaro. Vieną dieną, jeigu turėsim kantrybės, šalmiukštis. Akiniai, GoPro reikalai, bet iš esmės, va, kaip atrodo išardytas dviratis. Visur apsaugota Velanova gerai, va, išardė. Sėdynė išimta, gertuvės, baikas dar kapšiukai įsidėjau, galvoju, gal reiks. Tepaliukas, nu tai ką, viską reikia išsiimti. Ten ratai atskirai stovi, susirinkti ir viskas. Taip, tai vyksta dviračių surinkimo procedūra. Evaldas pasiėmęs dinamometrinį raktą. Žino, kiek tiksliai užvers kiekvieną Varžteliukštį. Priekį jau surinkom vairą. O to traškėsim. Va. Noriu vandens įsipilti prieš išvažiuojant, žiūriu, skambina Valdemaras. Ir bonas dijas, Ispanija, susitinkam su Valdemaru, su nuomotu dviračiu čiuvakas. Nu, Bianchi, nu gerai. Olė, Valdemara, vale. Pučiam, draugai, pirma diena, šiandien 130 km mūsų tikslas, 103 km, tikiuosi lengvai įveiksim, iš paskos Valdemaras. Taip sutapo, kad Valdemaras su šeima čia atvažiavo patostogauti, tai 5 dienas važiuos su mumis, oras geras, kaip matot, jūra, visa kita, o mes lekiam. Gražioji Malaga mūsų. Šiaip man patinka šitas miestas. Tiesiai šviesiai.
dabar biškai pravažiuosim iki kalnų, kur baigsis Malaga ir jau pradėsim važiuoti paprastais keliukais. Bet šiaip man labai gražus miestas, labai žalias, super, žymiai gražiau už Alicantę man. Hai, ale. O Evaldui mes sakom, ponas Zedu, vis laik mina tos pačius vatus, namuose, ne namuose, kalnas, ne kalnas, morka, ne morka. Mus beje aplenkė vienas žmogus, mes labai dėl to nervavomės ir su Valdemaru sakėm, atsuksim į kalniuką. Bet Evaldas užprotestavo, sako vyrai, sako, dar daug čia mums liko, sako, ramiai važiuojam ir važiuojam, ramiai. Pasižiūrėkit. Pasivysim Evaldą. Evaldinio. Kas gali būti geriau vasario vidury? Už ispanišką saulę. Nuostabius tuščius serpantynus. Tik dviratininkai čia pas mus. Nieko daugiau nėra. Wow. Pasisemkit biški šitą visą. O, Evaldas pirmą kartą atsuko Z3 turbūt jau čia. Tai ką, pasiekėm 600 metrų aukštį. Iš viso sukilom 720 metrų sukilimo. Viskas labai gerai. Forma geresnė negu praeitais metais, bent jau mano asmeniškai. Nes visai neblogai pasirašiau. Miniau daug Zwiftą. Kiek galėjau paskutiniu metu po 8 valandas nuo sausio mėnesio. Ir štai kaip atrodo mūsų nuo 600 metrų vaizdelis. Žiauriai gerai atrodo. Labai šilta iš tikrųjų. Mes galvom, kad bus šiek tiek vėsiau. Bet viskas tiesiog ledas. Va, Hebra stojas nuotraukai. O mes padarysim dar tokią rubriką. Dabar biški neplanuota. Jūs čia fotografuokitės. Papasakosim apie dviračius. O vis tiek reikia žinoti, su kuo mes čia važiuojam ir kaip čia kas. Tai pas mane, kas nežino, tai BMC SL02 dviratis. Tai Shimano Ultegra Didu komplektacija. Tai čia vadinasi, kad su elektros pagalba perjungiami bėgiai. Tik tiek visi, kas nesupranta, tai anksčiau sakydavo, tai ką čia elektrinis dviratis, ne. Tai žodžiu, šiais metais nemažai paservizavau Vilanovai. Tai ką reikėjo padaryti, tai pakeičiau padangas, priekį ir galą, Grand Prix Continental 5000 STR, skaupo 5 cm ratai, truputį lūpasi lakiukas. Tada kas dar? Tada dar teko pakeisti priekinės žvaigždės abi, galinę kasetę, grandinę, stabdžių diskus, tiksliau kaladėlės ir pakankamai nemažai remonto, bet aš čia atlieku vieną kartą metuose, tai kol dar visi žemavoja, tai vasario mėnesį nuvežu, viską pasidarau, kad būtų ramu ir po to apie tai nebereikia galvoti. Tai šį kartą pakankamai daug remonto, jau pirmą kartą keistas žvaigždžių blokas, pirmą kartą keistos priekinės žvaigždės, bet dviratis iš viso jau numynė. Aš jį pirkau 21 metais, irgi taip kovą gal vasarį, nepamenu. Tai va dabar 4 sezonas, tai iš viso numyniau jau 4 sezonas prasideda tik tais. Iš viso numyniau 15 000 lauke ir 5 000 ant Zwifto. Tai ant Zwifto, aišku, nesidėvi žvaigždžių blokas. Tai žodžiu, ką žinau, tiek žinių. Karboninis, lengvas, geras žvėris. Gavau gal pakeis, bet dabar kažkaip tais nematau prasmės. Taigi va, tiek žinių. Dabar prieisim prie naujo pirkinio, kurį pasidarė Evaldas. Duosim jam mikrofą, galės pristatyti, ką jis čia turi. Valdemaras tai išsinuomavo Bianchi. Pirmą kartą su Didu, pas jį asmeninis plentinis dviratis be elektros, tai patenkintas. O netrukus pakalbinsim Evaldą ir pažiūrėsim, kas pas jį per žvėris. Ir Evaldas pats jį pristatys. Prašom. Turiu Ispanijoje gravelį, bet važiuoju plentu. Jisai universalus pas mane padarytas dviratukas, dabar uždėtos plentinės padangėlės. O šiaip graveliukas, Specialized Cruxas. Okay. Kas dar, čia žinau, kad... Ir mulet pavarų sistema padaryta, kuri Vilanova man sudėjo visai gražiai. Prieš savo, žinau, statysim. Kalbėk. Aš galiu palaikyti. Palaikyk, atlik nors kažkokią funkciją. Dabar čia iškirps viską, ne?
Tai ką mes turim? Mes turim pavarų sistemą nuo MTB dviračio. X01 SRAMo elektra. Su dideliu žvaigždžių bloku. Ir vienas ant 12 pavarų sistemą gaunasi. Okay. Čia yra ir power meteriukas įdėtas, nu, žodžiu, labai gražiai. Viskas, man patinka kol kas. Okay. Pavarų užtenka per akis. Mano dviratis nuomotas, kaip aš išsakiau, kaip čia, itališko kraujo ispanas, čia džinglas, rubrika, papasakok apie dviratį. Dviratis, aš galiu pasakyti, tikrai gerai veikia 105 D2 sistema, tikrai labai gerai veikia, 12 pavarų gale, lengvas perėjimas, 34 gale kasetė, prieki 34-50, bet turiu pasakyti, kad mano rėmas, o tai yra rėmas, kurio aš neturiu, kurio pas mane nėra, yra geresnis iš tikrųjų. Mano Cannondale Super 6 tikrai rėmas yra patrauklesnis, ratai mano tikrai yra žymiai geresni, čia ne kažką, aliumininiai, Veloman. Taip pat jaučiasi vairas irgi ne kažką, galiu pasakyti. O kas kažką? O kažką yra kompanija. Tai va, atvarėm į restoranėlį, važiavom tik 40 km, bet vis laik minėm į kalną. Jau yra beveik 1 valanda ir varysim pavalgyti. Restoranas mūsų atrodo va štai šitaip. Esam iššalkę ir svarbiausia valgyti anksčiau, negu pradedi to norėti, kad nepapultum į tą duobę. Tai va, kaip čia viskas gražu. Svarbu neatsirengti šitą kuolą. Olia? Wow, ką? Piečikė, nice. Tai manysim čia kažką skanaus užsakyti. Būtinai Coca-Colos. Ir lekiam toliau. Gavome tuniuką. Štai kaip viskas gražiai atrodo. Gal kiek mažoka. Kainelė 22 eurasikai. Dar 3 kolos. Žodžiu, nusileidom biškį nuo kalno. Ilgą turėjom labai gražų nusileidimą. Tačiau šiandien nepaėmiau mountą, kur pritaisyti kamerą ir faktas buvo nesaugu parodyti, jeigu laikyčiau rankoje. Bet norim konstatuoti faktą, kad praeitais metais mes buvom Alicantėj, važiavom tą regioną, Denijoje mes dar nebuvom, o dabar esam Malagos regione ir čia viskas turtingiau, gražiau, negu Alicantėj, žaliau žymiai. Labai gražus miestai, yra restoranėlių visokiausių. Viskas tiesiog super, va. Pasižiūrėkit. Čia aišku dar nieko ypatingo, bet ten, kur buvo ypatingai, nesugebėjau užtraukti kameros. Nu ką, dabar vėl į kalniuką. Nuviniojom tik 5 kilus dar. Šiek tiek liko, šiandien apie 120 iš viso ir kilometrą 600 su kilimu. Tai ne pati sunkiausia diena. Va, apelsinai. Čia visiems stresiukas, kai auga apelsinai. Atvažiavusiems iš Lietuvos, kad nemokamai galima prisiskinti. Bet mes jau matėm ir žinom, kad labai skanus. Ir praeitais metais pavalgėm. Ką, į kalną minti šnekėti nėra paprasta. Tai minam toliau. Tai ką, pirma diena beveik baigėsi, nuviniojom 100 km, va, vidutinis 24,2, viskas neblogai, labai neskubėjom, bet pirmai dienai nepadauginom, tai viskas ok, kaip ir sakiau, bus apie 1,600 km su kilimu. Dabar ieškam vietelės, kadangi liko tik 20 km maždaug iki namų, tai norim surasti restoraną, nu čia tokį radom prie kelio, bet čia nestosim. Kad nelabai gražu, bet jau jūra prasidėjo ir mes kažkur prie jūros norim surasti tokią fainą vietelę, kur galėtume atsisėsti, pabūti, pasėdėti, pasidžiaugti
vasarą, kuri atėjo anksčiau nei planuota į mūsų širdis ir perteikti jums. Ir linkėjimai Pogačarui. Atradom visgi kavinuką, tokią va, šalia kelio. Varom pasižiūrėsim, kas čia gero. Čia reikia leistis dviratį. Nu ką, visai neblogai. Radat, kur pasidėti dviračius? Nu gražu, čia visai prie pležiuko. Dviratukai susiglaus. Viskas puikiai. Norim kavos jau. Kavutės, desertuko. Kur mūsų valdinė. Liko juokingi. 15? Kiek? Siunčiam saulėtus linkėjimus iš kavinukės. Pas mane braunis, ledai. Pas Valdemaras Evaldo cheesecakeiukas. Very nice. Tai ką, draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Pirma dalis iš Ispanijos jau jums parodyta. Susitiksime kitose dalyse. Šiandien įveikėm viso 120 km, sukilom 1,6 km aukštį ir buvo puikiai įžanga ateičiai. O dabar pasižiūrėkit mūsų gatvelę. Mes čia visai netoli gyvenam. Kaip atrodo Malaga dabar vasario mėnesį. Super, žmonės ilsisi. Visi sėdi, džiaugiasi. Šilto oro. Labai gražu. Tai tiek. Iki greito, su jumis buvau aš, Valdemaras ir Evaldas kažkur ten.